Sveiki visi įsijungę dar vieną neekspertai podcastą. Kaip visada prie mikrofonų aš Vainis ir mano kolega Justinas. Šiandien aptarsime Žalgirio sezoną Eurolygoje. Baigėsi reguliarius sezonas, tad galime susėsti ir apžvelgti visus komandų žaidėjus, trenerį bei bendrą pasirodymą. E, Ir pradėkime nuo temos ne iš krepšinio pasaulio, o iš būtent kito sporto disko metimas. Justinai, ar matei, kad Mykolas Alekna pagerino pasaulio rekordą? Tai be abejo, čia vienas skaitomiausių šių dienų e, sporto spaudos straipsnių, kad buvo pagerintas 38 metus gyvavęs pasaulio rekordas. Disko metikas Mykolas Alekna, kaip ir sakei, pagerino pasaulio rekordą, nusvedė diską virš 74 metrų ir rekordą pagerino 30 centimetrų. Apskritai tose varžybose, kuriuose jisai dalyvavo, įrankis skrido visus metimus virš 70 metrų ribos. Tai nežinau, man atrodo, ateitis labai šviesi, 21 metų tik tai jaunuolis, o jau tokie pasiekimai, galima tik tai pagalvot, ką jisai šių metų olimpinėse darys. Tarp kitko, šiandien yra kaip tik 100-dienis, 100 dienų liko iki olimpinių žaidynių. Jau esam anksčiau pakalbėję ir šiom dienom mačiau, Jungtinės Amerikos valstijos paskelbė savo žaidėjų sąrašą. Ar matei, kokie žaidėjai sutiko atstovauti JAV rinktiniai? Tai tikrai įspūdinga sudėtis ir pirma tokia po daugelio metų pasirodys olimpiadoje. Grįžta tiek LeBronas, tiek Karis, Anthony Davisas, Devinas Bookeris, Kawhi Leonardas, Kevinas Durantas ir kitos NBA žvaigždės, tikrai elitinė rinktinė ir pagrindiniai favoritai laimėti olimpiadą. Manau, kad net ne pagrindiniai, o 100% favoritai. Aš tiesiog nematau, kas galėtų pasipriešinti tokiai rinktiniai. Galim pasvarstyti, koks startinis penketas, kad ir būtų turbūt Stephenas Karis, ko gero Devinas Bookeris, Durantas, LeBronas ir Embiidas. Ir nuo suolo kyla tokie gynėjai kaip Anthony Edwardsas, Haliburtonas, Drew Holiday, kuris gali puikiai gintis, oponentų lyderis Bemas Adebayo. Tai Kawhi Leonardas tas pats galbūt netgi galėtų eiti į starto penketą. Tai aš tiesiog nematau šansų, kas galėtų pasipriešinti tokiai galingai Amerikos rinktiniai. Čia netgi kalbama, kad naujoji Dream Team Amerikos. Tai, iš tikrųjų, aš labai laukiu pamatyti, ar kas sugebės mesti iššūkį JAV. Ko gero, vieninteliai realūs ir pretendentai, kurie galėtų bent šiek tiek pakovoti, tai turbūt būtų kokia nors Serbija, galbūt Kanada, jeigu sutiktų atstovauti rinktiniai Jamalas Murray's ir Andrew Wigginsas, bet be kita ko, aš nelabai matau kitų variantų. Aš tai nepritariu tau, aš manau, šiemet olimpiada yra kaip niekada stipri, daug stiprių komandų ir neaišku, kas iš viso gali patekti į tą stipriausių ketvirtą ar aštuonetą. Ir aš manau, ta pati, kaip minėjai, Kanada, Serbija, Prancūzija tikrai gali mesti iššūkį žvaigždžių JAV rinktiniai, kuri nebūtinai bus gerai susižaidus ar pasidalins gerai kamuolį. Aišku, Tai krenta labai į akis amžius, nes lyderiai visi yra virš 30 keliarių metų. LeBronui 39, Kariui 36, Durantui 35, Kawhi Leonardui 33, tai ir dar kitie žaidėjai, tai tik tai nedaug žaidėjų. Pamiršau paminėti Jasoną Tatumą, kuris irgi artėja prie savo karjeros piko. Tiesiog bet kas nuo suolelio pakyla, būtų žvaigždė bet kurioje kitoje rinktinėje, manau. vis dėlto olimpiada dar laukia mūsų tik už 100 dienų ir daugiau apie tai pakalbėsime vasarą, o dabar judėkime prie
Žalgirio sezono aptarimo. Lūkesčiai, manau, tikrai buvo didesni Žalgiriui. Vieni tikėjosi, kad Žalgiris galbūt pakartos praeitų metų pasiekimą patekimą į olimpinės, dar dėl šios priežasties, kad buvo pridėtas naujas Eurolygos, naujovė Eurolygoje, galima tai pasakyti, play-inas, tai leidžiantis net dešimtoje vietoje esančiai komandai pakovoti dėl vietos atkrintamosiose, tai aš tikrai maniau, kad tikėjausi, kad Žalgiris mažiausiai play-ine žais, vis tik Kynanas grįžo po traumos, pati sudėtis neįtin pasikeitė, išvyko tik Ignas Brazdeikis, bet neaišku, ar jisai būtų Žalgiriui padėjęs, nes didžiąją sezono dalį kovojo su traumom. Tai mano asmeniniai lūkesčiai tikrai buvo Žalgiriui aukštesni. Deja, nepavyko jų pateisinti, pritrūko tos vienos kitos pergalės. Tai dėl to gaila, bet Žalgiris kitam sezonui tikrai turi daug sukaupęs pinigų, tai galima tik tikėtis geresnių kitų metų. Iš tikrųjų permainingas sezonas ir buvo tiek daug žaidėjų išvykimų, kaip ir minėjai, Ignas Brazdeikis, tas pats Nazas Mitrulongas, buvo šmėžavęs čia ir Ostinas Holinsas sužaidęs 8 rungtynes Eurolygoje, atvyko Redmondas Samneris. Tai permainingas sezonas, pradžioje pirmoje pusėje labai prastai pradėjo Žalgiris, po 17 turų iki Maksvyčio atleidimo turėjo vos 5 pergalės ir 12 pralaimėjimų, Trinkieriui pavyko apversti tą rezultatą aukštyn kojom, tačiau keli pralaimėjimai sezono pabaigoje išvykose Bayernui, Makabiui pakišo koją, manau, kovoje dėl play-in. Aš manau, ne tik šios pergalės, Žalgiris pirmoji sezono pusėje nesugebėjo surinkti tų labai svarbių pergalių, kurias dažniausiai renka komandos, kurių sudėtis nelabai pasikeičia. Pavyzdžiui, tas pats Virtusas, kuris daugmaž išlaikė brandalį, pirmoji sezono pusėje sugebėjo surinkti tų reikiamų pergalių didelį skaičių ir sugebėjo užtikrinti vietą įkrintamosiose mažiausiai. Tai manau, kad Žalgiris tikrai galėjo sužaisti geriau pirmą sezono pusę. Kaip manai, kas galėjo būti geriau? Ar tarp sezone darbai, ar dar kas nors, bet prieš sezoną komanda atrodo visai neblogai, mano nuomonė. Tai turbūt viskas susidėjo, Ignas Brazdeikis išvyko, tuo metu atrodė visai geras sprendimas, dabar manau tai yra klaida, nes realiai pakeisti jo taip Žalgiris ir nesugebėjo. Ir komplektacijoje, aišku, problemos, Nazas Mitrulongas atrodė žymiai prašiau negu žaidė pernai Milano komandoje, ir taip galime pereiti prie atskirų žaidėjų vertinimo ir sprendimo, ar palikti kitam sezonui ar ne. Mes su Justinu pasirašėm pažymius kiekvienam žaidėjai komandos. Tai pradėkim turbūt nuo akivaizdžiausio, tai Kynanas Evansas. Aš rašyčiau 10-uką, 17.18 EFO, sakyčiau, bent 10 pergalių, gal šiek tiek mažiau, tikrai stoviu vien tik tai ant Evanso pečių arba labai didelė Evanso dalimi jos iškovotos, tai fantastinis pasirodymas. Aš nežinau, ar galima rašyti mažesnį pažymį nei 10-ukas iš žaidėjo, kuris grįžo po traumos. Tikrai negali tikėtis daugiau, negu jisai padarė. Kaip ir minėjai, statistika nuostabi. Jeigu Žalgiris būtų šiek tiek geriau pasirodęs, tai būtų galima kalbėti netgi apie galbūt pirmąją Eurolygos komandą, bet vien jau antroji Eurolygos komanda labai reali, ir Evansas būtų žaidėjas, po Pauliaus Jankūno, kuris 2018-aisiais pateko į antrąją simbolinę komandą. Tai ir Pangusas tą pačiame sezone buvo patekęs į simbolinę komandą. Tai atsiprašau tada, bet vis tiek Žalgiris jau ilgą laiką neturėjo tokios akivaizdžios žvaigždės, kuri taip išsiskirtų ir taip trauktų komandą.
Labai smagu, kad Žalgiris atskleidė dar vieną žaidėją, daug pavyzdžių yra tas pats Pangosas, Deivisas, Micičius, visi žaidėjai Europoje užsi, už, tikrai turi ir ar galbūt turėjo gražias karjeras, tai labai smagu, kad Žalgiris tampa tuo atsispirimo laipteliu šiam žaidėjam ir kalbėjai, ar pasiliktume kitam sezonui, tai be abejo pasiliktume, bet galimybės nelabai realios. Tavo paminėtas Deivisas buvo netgi į pirmą komandą patekęs 18-19 metų sezone, o aišku, Keenanas Evansas jau turbūt visi sutaikėm, kad paliks po sezono komandą, buvo siūlomas jam ir rekordinis pasiūlymas, vis dėlto jisai atsisakė ir išvyks rungtyniauti kitur. Kitas žaidėjas tai Lukas Lekavičius, statistiškai per 12 minučių 5 taškai ir 4 naudingumo balai, blankus sezonas iš Luko, aš užžyčiau 4, tikrai kažkiek nuvylė šis žaidėjas ir nežinau ar amžius ar kas, bet atrodo, kad kreivė smunka žemyn po truputį. Konkurencija klube tikrai nemaža ir Lekavičiui reikia kovoti dėl savo minučių. Jas buvo itin mažos prie Kazio Maksvyčio. Kartais gaudavo šiek tiek daugiau pažais, bet buvo ir rungtynių, kur žaidė tik vos 4 minutės, vos 3 minutės, 5 minutės. Tai aš Lekavičiui rašyčiau galbūt 5, nes daug šansų neturėjo, nebuvo tai, kad labai daug nuo jo priklauso Žalgiris, vis tik Evansas žaidžia tokį sezoną, tai automatiškai ir Lekavičiaus komandai yra nebe toks reikalingas, kaip buvo ir prieš tai buvusiais sezonais, kai iškrito tas pats Evansas, ar kai karantininiu sezonu Lekavičius buvo pagrindinis žaidėjas ir užsitarnavo tą savo dabartinį kontraktą. Tam pačiam LKL Lekavičius karts nuo karto Žalgirį patempė ir suteikė tų pergalių, kurios leidžia užtikrinti Žalgirį pirmąją vietą, tai dėl šių priežasčių aš Lekavičiui rašyčiau 5. Na, aš vertinu Eurolygos sezoną, būtent reguliarųjį į LKL nelabai žiūriu. Bet esmės nekeičia, aš ar taip rašyčiau 5, nes labai sunku žaisti gerai, kai žaidėjas, kurį tu pakeiti, renka tokius monstriškus skaičius ir plus dar negauni tiek daug laiko. Ar pasiliktum kitam sezonui? Vis dėlto yra kontraktas, ar bandytum nustraukti? Manau, pasilikčiau, nes vis tik kontraktas tiek keli šimtai tūkstančių, tai Žalgiriui būtų nuostolingi. Aš bandyčiau kiek įmanoma labiau maksimizuoti tuos sukauptus pinigus kitiems žaidėjams, o Lekavičius ir toliau, manau, atliktų panašią rolę nuo suoliuko 15 plius minus minučių. Galima prisiminti, kaip jisai anksčiau labai mėgdavo įnešti energijos į aikštelę ir dažnai įneždavo, per tas mažą žaidimo laiką būdavo efektyvus, toks kaip aikšteliai vijurkas, bet kaip minėjai, galbūt jau tas pats amžius vejasi patį Lekavičių. Šiemet sukako 30 metų, pats pikas, bet žemas žaidėjas galbūt jau ir fizinė sveikata šiek tiek atsiliepia. Nu, kitas turbūt norėsi pakalbėti apie Dovydą Giedraitį. Čia gali šiek tiek mano nuomonės išsiskirt, bet gal visgi tu pirmas savo pažymį pasakyk. Tai mano pažymys 6. Vis dėlto tai buvo šioks toks proveržio sezonas iš Dovydo, jis pagaliau išsikovojo minutes Žalgirio rotacijoje atvykus Trinkieri. Aišku, jį mėgo taip pat ir Kazys Maksvytis ir puolime dar tikrai yra kur tobulėti ir didelės naudos jisai neduoda Žalgiriui, bet gynyboje tai tikrai stabdė varžovų lyderius, tiek Keviną Panterį, tiek Mike'ą Jamesą ir kitus individualiai stiprius žaidėjus. Solidus sezonas gynyboje ir manau šitas jaunas vyrukas tikrai dar tobulės. Aš gal netgi drįsčiau rašyti 7 šiam žaidėjui, palyginus tiek, kiek jisai gauna to žaidimo ir tiek, kiek atidirba ir
pagal amžių, jam tik 23 metai, sukaks 20, atsiprašau, 24 sukaks. Tai man šis žaidėjas labai asmeniškai prie širdies, man patinka jo energingumas, paprastumas, galima netgi tos jo žmogiškosios savybės. LKL laimėjo Fair Play apdovanojimą, tai parodo, kad jisai yra toks labai šviesus ir kaip pats žmogus. Bet man patinka jo tas darbas, kurį jis įdeda, juodas darbas. Puolime negali sakyti, kad jisai Žalgiriui neprideda iš spot-up situacijų, sugebėjo šį sezoną mesti tritaškius beveik 43% taiklumu. Šis rodiklis, mano nuomonė, tikrai neblogas, baudos 92%, aišku, jų metė nedaug ir puolime buvo netoks, netiek daug prisidėdavo, bet karts nuo karto perimdavo kamuolį, stabdydavo lyderius, kas buvo svarbiausia užduotis ir manau, kad neretai jam tai visai neblogai pavykdavo, perėmė po virš vieną kamuolį per rungtynes, tai aš Dovydui rašyčiau 7, tai už šį sezoną. Manau, Nedą Montvilą praleisim, Lukošiūną praleisim, nes jie žaidė labai nedaug ir arba prisijungė vėlai sezone kaip Lukošiūnas. Kitas žaidėjas Edmundas Sumneris, kontroversiškas žaidėjas, nekontroversiškas, galbūt reikėtų sakyti, nuvylęs žaidėjas, atvyko, man atrodo, į Brazdeikio vietą, ar bent jau dalinai pakeisti Brazdeikiui. Kontraktas tikrai nemažas, 500–600 tūkstančių už ne visą sezoną, už 2/3 sezono maždaug. Tai aš asmeniškai tikėjausi iš Sumnerio daugiau, bet jo efektyvumas aikšteliai ir buvo prognozuojama, kad jisai, jo Achilo kulnas yra metimas iš tritaškio zonos, bet jisai juos tritaškius realizavo 39% taiklumu, 7 taškai per 13 minučių. Ne vienerios rungtynės buvo, kai Sumneris surinko daugiau taškų nei žaidė minučių, bet dėl didelio kontrakto ir mažo indėlio aš rašyčiau Sumneriui 5. Nu, dar sakyčiau optimistiškas įvertinimas, aš rašau 3,5. Šiek tiek teigiamą traukiantis žaidėjas. 7 taškai, 4 naudingumo balai, tačiau labai sunkus periodas pereinant iš NBA į Europos krepšinį ir pats pripažino, kad tikrai tikėjosi, kad bus lengviau prisitaikyti. Visgi į Brazdeikio vietą atvykęs Sumneris neparodė savo potencialo ir panašu, kad kitais metais vyks į Ameriką. Ar tai bus G lyga, ar šansas kabintis už NBA ten kažkokio tai kontrakto. Manau, Kaune jo neliks ir aš jo nepasilikčiau. O kaip darytum tu? Aš irgi Sumnerio nepasilikčiau, nebent jis sutiktų žymiai susimažinti atlyginimą, kas nėra labai realu. Vaidmuo vis tiek nėra numatomas kitam sezonui, ar bent jau didesnis nei buvo šį sezoną. Tai Sumneris nuvylė, aišku, aš džiaugiuosi, kad nekilo jokių konfliktų tarp jo ir trenerių štabo ar pačios komandos. Vis tik tokie amerikiečiai atvykę iš NBA dažnai būna pernelyg pasitikinti savimi, nemėgsta, kai yra paminamas jų ego, bet nustebino mane Sumnerio toks kuklumas, nuolankumas, gebėjimas prisitaikyti, pripažinti, kad sezonas neįtin vykęs. Keliaukime prie kito žaidėjo, tai Tomas Dimša, 6 taškai, 4 naudingumo balai per 17 minučių ir čia, sakyčiau, 2 sezono pusės. Vienoje labai gerai prie Maksvydžio žaidė būtent Dimša ir kažkiek kamšė tą Igno Brazdeikio netektį. Ir tačiau atvykus Trinkieri prarado pasitikėjimą
ir jį nukonkuravo Giedraitis. Kitame sezone Tomui Dimšai vietos aš nematau, nes manau į jo vietą jau atvyksta Deividas Sirvydis. Šalia kartu, manau, būtų irgi blogai tiek vienam, tiek kitam žaidėjui, nes tiesiog trūktų žaidimo laiko ir sunku būtų trinkėriui jį padalinti. Už šį sezoną aš iščišiau 5 balus, kaip ir sakiau, gera pirma pusė ir blanki antra. Blanki antra pusė, tai tikrai Dimša iš antram sezono rate 7 rungtynėse baigė su neigiamu naudingumo balų skaičiumi. Kaip ir minėjai, prie Maksvyčio Dimša atrodė kur kas geriau. Pataisyk, jeigu klystu, kontraktą reiktų nusitraukti su Dimša po šio sezono. Jis netaps laisvasis agentas. Arba pliusas, arba man atrodo yra kontraktas. Tai Žalgiriui nuostolis galbūt nebūtų labai didelis. Dimša neturi didelio kontrakto, bet aš norėčiau pasilikti Dimšą, man patinka jo galimybės, gali tiek ir pasiginti, įmesti tritaškį. Buvo pirmoji sezono pusėje bent jau rungtynių, kai ėmėsi iniciatyvą ant savęs ir ištraukė vieną kitą mačą, ar bent jau šiek tiek prisidėjo. Tai dėl šios priežasties rašyčiau Dimšai 5, tiek pat kiek ir tu rašai. Nelabai čia yra ką daugiau pridėti. Gynėjai visi aptarti. Bet ar tu tikrai tiki, kad Žalgiris kitą sezoną galėtų sutalpinti tiek daug žaidėjų gynėjų linijoje? Ar tu manai, kad Deividas Sirvydis atvyksta į Edmundo Samnerio vietą ir bus pagrindinis antras numeris Žalgiriui? Tai neliks Luko Šiūno, bet jo galima ir neskaičiuot, manau. Tai Evanso nelieka. Kažkas ateina į Evanso vietą, Lekavičius lieka, Giedraitis lieka, Samnerio nelieka, kažkas ateina į Samnerio vietą, Dimša galėtų būti trečias gynėjas, kodėlgi ne? Tai 6 bendroji rotacija ar kaip? Galbūt jisai žaistų daugiau nei Giedraitis ar Lekavičius, bet 3., 4. gynėjas. Tai gerai, tai tau tada atrodo, kad Lekavičius ir Giedraitis būtų 5., 6. gynėjai. 5., 6. gynėjai. Pagal žaidimo laiką, tai turbūt taip ir išeis. Galbūt Giedraitis šiek tiek daugiau žais dėl savo gynybinių savybių, bet Evansas ir Samneris bus pakeisti kitais žaidėjais, kurie tikėtina bus lyderiai. Tai ant suolo... bet kadangi žinome jau, kad ateina Sirvydis, tai tada ko gero reikėtų su Dimša nutraukti kontraktą, kad ir kaip būtų gaila. Tai apie ką mes ir kalbam. Patiktų žaidėjas, bet jeigu ir nenustrauktų, aš nesupykčiau. Kitas krepšininkas tai Arnas Butkevičius. Kamavo jį sezonų metu traumos ir taip ir negalėdavo įsibėgėti Arnas. 21 minutė 5 taškai, beveik 6 naudingumo balai. Arnui irgi parašyčiau 5. Turbūt būtų aukštesnis balas, jei ne traumos, tačiau nebuvo geras šis sezonas iš Arno pusės ir tikiuosi, kad kitame jis atsigaus ir aišku, jisai lieka kitam sezonui ir jis to vertas. Debiutinis sezonas praeitais metais buvo kur kas geresnis. Šį sezoną, kaip ir minėjai, kamavo ta čiurnos trauma, kuri atsinaujindavo vis, dėl to labai gaila ir nebuvo galima išvysti Arno to tikrojo veido, patobulėjusio jau įsitvirtinusio Eurolygoje. Aš Arnui rašyčiau, ko gero, irgi 5, vis tik neatsiskleidė, kaip buvo tikėtasi, bet statistika nebloga, virš 60% dvitaškių taiklumas, tritaškiai kiek mažiau nei 40%, 3 atkovoti kamuoliai. Aišku, prasižengdo Arnas gana dažnai, nes stabdydo vienus iš komandų oponentų lyderius ir šiaip dar neretai pasiaukodavo dėl komandos, prisimdavo pražangas laiku ir vietoj.
statistika ne visiškai atspindi tikros situacijos, bet nepaisant to, Arnas gauna 5 iš manęs. Galim kapitoną aptart. A, tai man atrodo psichologiškai sunkiausia buvo Ulanui atlaikyti visą heitą šiame sezone. E, Ypač pirmoje sezono pusėje, atsimenant tas rungtynės su Alba, kai prametė tą ir lemiamą metimą ir visi pyko, kodėl būtent Ulanovas metė ir, ir, ir tada tikrai daug heito susilaukė kapitonas. Statistiškai nebuvo labai blogas sezonas, 7,5 taško 10 naudingumo balų, aišku, tik 28% tritaškių. Bet aš Ulanovui rašyčiau 6. Tikrai pernai buvo geresnis ir turėjo geresnių sezonų ir anksčiau Ulė, bet nepasakyčiau, kad buvo labai blogas ir šis. Sutinku su tavim. Nelengvas buvo sezonas Ulanovui, bet man tai pasirodė tokia keista sąsaja, kad gimus antram vaikui Ulanovo žaidimas pagerėjo, bet po to vėl šiek tiek suprastėjo. Nepaisant to, sezonas Uliai kaip kapitonui gana neblogas. Kaip ir minėjai, statistika tritaškiai ko gero labiausiai krenta į akis, 28% tik tai. Tai Ulanovui šiek tiek šį sezoną buvo sunkiau, bet kaip komandos kapitonas, kaip jisai neperdegė, kaip jisai sugebėjo išlaikyti tą savo kapitono aurą, mane nustebino. Dėl to rašau Ulanovui 6 už šį sezoną. Kas turėjo šiek tiek panašų sezoną, Rolandas Gerai. Šmitas, statistika šiek tiek panaši į Ulanovo, 10 taškų, tiek pat naudingumo balų po 10,5. Šmito sezonas šiek tiek kaip amerikietiški kalneliai, praeitais metais kur kas geriau buvo. Aš asmeniškai turėjau ir dėjau didesnės viltis į Šmitą šį sezoną. Aišku, sezono pradžia buvo tikrai nebloga, neskaičiuojant pirmų rungtynių. Aš iki 10 turo rinkau dviženklius naudingumo balų skaičius, bet buvo ir rungtynių, kai surinko -9, -4, -2. Nelemtos mikrotraumos ar pats žaidimas, kas galėjo lemti tokį Šmito prastesnį sezoną nei visi tikėjosi. Manau, tas pats trenerių pasikeitimas prisidėjo kaip ir Dimšai. Latvis tikrai geriau atrodė prie Kažio Maksvyčio. Trikeri labiau pasitikėjo Brady Maniku ir išnaudojo jo galimybės. Nežinau, ar tai buvo klaida ar ne, bet man atrodo, Šmitas yra brangiausias Žalgirio žaidėjas. Iš esmės sezonas nebuvo labai blogas, aišku, lūkesčiai buvo dideli, tai aš rašyčiau silpną 7 Šmitui. O vienas labiausiai mūsų nervinančių žaidėjų šiame sezone savo ypač gal gynybą, tai buvo Brady Manekas. Elitinis tritaškis, tačiau labai silpna gynyba ir toks banguotas pasirodymas iš jo visame sezone. 40% tritaškiai, 7,5 taško. Aišku, Trinkieri tikrai geriau išnaudojo Maneką negu Maksvytis ir daug derinių jam buvo sukurta. Tai manau, kitą sezoną dar geriau bus išnaudojamas Breidis. Ir jau prastestas kontraktas, tad labai čia kažką aptarnėti nereikia. Aš Breidžiui duodu 5. Gynyboje labai daug praleido taškų, bet kartu ir daug įmetė. Kaip ir minėjai, jo, gynybai daug praleido taškų, tai vien dėl šios priežasties pažymys automatiškai krenta. Berods Monake, ar tiksliai nepamenu, su kuria komanda dėl kvailos. Su Makabiu kvaila
Maneko pražanga kainavo rungtynės Žalgiriui, su Monaku galbūt ten teisėjų klaida, galbūt Maneko keistas sprendimas, bet dėl šių priežasčių, aišku, labai džiugu dėl gerai realizuotų tritaškių, bet aš rašyčiau Manekui, šiaip rašyčiau 6, bet dėl prasta gynyba nėra ką padaryti, bet tos pražangos, kurios kainavo rungtynės, numuša pažymį iki 5, mano nuomonė. Bet kitą sezoną, aš manau, Breidis turėtų būti žymiai geresnis. Tiek komandiniai gynybai, galbūt tiek individualioj šiek tiek pagerės. Ir kaip ir minėjai, trenerio turėtų būti tik dar geriau išnaudojamas. O ko gero, ko niekas nesitikėjo, tai tokio proveržio sezono iš, kaip pavadino Trinkieris, pianisto. 2,13 metrų ūgio lietuvių bokštas Žalgiryje, Laurynas Birutis, turėjo tikrai neblogą proveržį sezoną, buvo itin gerai išnaudojamas Andrė Trinkierio, kuris atskleidė šį žaidėją ir leido jam ir padėjo jam užsitarnauti kontraktą kitam sezonui. Buvo 7 rungtynių serija vienu metu, kai Birutis rinko po dviženklius taškų bei naudingumo balų skaičius. Aš Biručiui už šį sezoną rašyčiau stiprų 7, galbūt net 8, už tai, kiek iš jo buvo tikimasi ir kiek jisai efektyviai žaidė. Aš Biručiui irgi gal 7,5 kažkur, sakyčiau. Aišku, pabaigoje jau turbūt ir kitos komandos pradėjo skautinti labiau Birutį ir žiūrėti jo tos flauterius, bet tikrai solidus pasirodymas ir proveržio sezonas iš jo pusės. Tai tie pick and rollai su Evansu tikrai veikia visame sezone ir tikrai geras pasirodymas iš Lauryno proveržio sezonas ir galime įdėti prie kito centro, kuris pradžioj sezono ir pusę sezono tiesiog tylėjo ir buvo visiškas nusivylimas, tačiau paskutinis kelis grajus prisiminė, kad reikia užsidirbti kontraktui ir dabar labai didelė dilema, ar pasilikti jį kitam sezonui. Tai yra Kevarisas Heisas. Tavo nuomonė, pasiliekam jį ir kokį pažymį rašai už šį sezoną? Skaitai mano mintis, tą patį norėjau sakyti, kad Žalgiriui dilema, ar pasilikti Heizą ar ne. Kaip ir minėjai, sezono pabaigoje pajuto, kad neturi kontrakto, reikia jį užsidirbti. Nežinau, ar dėl tos priežasties, ar oponentai sėkmingai pasisekė, bet kad sužaist tai pabaigoje, tai šiek tiek pakelia vertę, bet ar taip aš už tokį sezoną Heizui rašyčiau 6, ko gero. Gynybui atrodė neblogai, bet kaip pagrindinis centras jau buvo pagrindinis centras, bet Birutis savo geresniu žaidimu perėmė pagrindinio centro poziciją. Heizas neypatingai atrodo, dėl to rašau 5,5. Aš Heizui duočiau 4, gal 4,5 už tą praėjusią sezono dalį, manau 4,5, nes pirmoji daly nepasakyčiau, kad buvo labai geras gynyboje ir 1-prieš-1 ir tiek po krepšiu, o puolime iš esmės nieko negalėjo duoti toks Heizas ir kitam sezonui aš matyčiau nebent kaip 3 centrų rotacijos žaidėją, šalia Biručio ir Heizo dar kažką įsigijant šalia, bet tokios rolės jau kaip šiemet tikrai neduočiau. Prisiminiau aš dar, tarp kitko, prastą sezono pusę Heizo, tai mažinau pažymį iki 5, nes prisimenu, kad buvo tikrai ne vienas rungtynės, kai Heizas vieninteliu būdu tik sugebėdavo pelnyti taškus, tai dėjimais. Nei jokiais metimais, nei prasiveržimais, tik alijupais arba dėjimais. Gal vienas kitas blokas. Graudu buvo žiūrėti, apgailėtinant, tiesiog klaidos viena po kitos,
bet pasitaisė šiek tiek Heizas, vienaip ar kitaip vis tiek jam penketą rašau. Ir ką apibendrinant, tada galim pasakyti ir bendrą sezono pažymį Žalgiriui. Aš duočiau 6. Už pirmą sezono dalį, manyčiau, 3 neigiamas pažymys, bet antra sezono dalis 7-8 ir taip apibendrintai kažkur 6. Aš Žalgiriui vis tik pritrūko vienos kitos pergalės, bet viltis buvo gyva iki kone prieš paskutinių rungtynių, tai irgi dėl šios priežasties rašau Žalgiriui 6. Smagu labai dėl Evanso, kad tokį žaidėją Žalgiris užaugino dar vieną. Ir labai intriguojantis laukia kitas sezonas, kalbant apie Eurolygos sezoną. Žalgiris turės kaip niekada daug pinigų. Manau, kad čia turbūt turėtų būti rekordinis biudžetas, mano nuomonė. Nes iš fanų surinko panašiai kaip visada, iš išpirkų gavo daug, galbūt dar kokie nauji rėmėjai. Tai... Bet aišku, nebuvo nei vieno atkrintamųjų susitikimo, tai gal ir nebūtinai rekordinis, bet manau vienas iš didžiausių Žalgirio biudžetų laukia. Ko gero laukia Žalgirio rebuildas, jeigu tai pavadinus angliškai, daug pasikeitimų. Galbūt tas pats Šmitas nuspręs pakeisti savo karjeros kryptį, o galbūt ir ne. Galbūt viskas susiklostys kažkiek kitaip. Bet šiandien su jumis buvo aš Justinas ir mano kolega Vainius. Aptariam Žalgirio sezoną. Padarysim kelių dalių seriją apie šį Eurolygos sezoną. Tai laukit video, pasubscribinkit, palaikinkit, padėkit komentarų ir susitiksime jau per Eurolygos atkrintamasis arba kitame video. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.